Brangus mano berniukai Benediktai ir Oliveri, kaip netikėtai pas mus atsirado rankose dar viena knyga vakaro pasakoms. Nieko nelaukdami leisimės į neįtikėtinus nuotykius su mūsų didvyriu Williamu Everestu. Vakaro pasakos tai mūsų laikas, ypatingas laikas, kupinas stebuklų, netikėtų nuotykių ir išbandymų. O dabar užteks kalbų, laikas čiupti knygą ir leistis į naują kelionę. 3 valandos prieš prasidedant sniego griūčiai, Williamas Everestas sėdė ant apverstos dėžės ir laukia savo tėvo. Miestas dar neturi pavadinimo. Šalia bėgių ant kreivo stulpo prikaltas netvarkingas ranka nutepliotas ženklas, kuriame paprasčiausiai užrašyta 4108 kilometras. Nuo skaičių ir raidžių nuvarvėjo dažai. Vakar Vilui su mama lipant iš traukinio konduktorius sušuko: maršruto pabaiga, Sodie stotis. Tačiau Vilas nesuprato, ar Sodie stotis tai stoties pavadinimas, ar tas vyrukas paprasčiausiai norėjo pasakyti Sudie stotis, nes nekantravo jų atsikratyti. Miestelio traukinių stotis tik medinė platforma be stogo. Šalia stovi vandens bokštas, pašiūrė anglims, kuriomis varomi traukiniai. Nuo telegrafo stulpo nutiestas lynas į trobelę, kur užsidaręs kreivas dureles, kad apsisaugotų nuo lapkričio žvarbos, ant kėdutės parpė stoties viršininkas. Miestas atrodo tarsi ką tik išskaptuotas iš miško. Vilui už nugaros, šiek tiek atokiau, nuo suplakto sniego ir purvo pilnos gatvės, stūkso grupelė atmestinai suręstų medinių namų. Miestelėje yra universalinė parduotuvė, bažnyčia ir didelis pensionas. Ten laukia jo mama. Ji pavargusi po 5 dienų kelionės iš Winnipego, kaip ir Vilas, bet jam jau įgrįžo mažos erdvės ir visur šmirinėjantys žmonės. Vilas nori pabūti vienas ir pakvepuoti grynų orų. Jis purvinas. Reikėtų išsiplauti galvą. Jis neįsitikinęs, bet gali būti, kad vėl turi utėlių, nes niesti kažkur ten už ausų. Vakar pensione daug kas norėjo išsimaudyti, tad Vilui to padaryti neteko. Ant medinės lentos po kojomis kažkas kreivoje širdelėje išraižė įsimylėjėlių inicialus. Kažin, ar kada nors savo inicialus širdelėje išsiraižys ir jis? Jis tvirčiau suspaudžia apykaklę. Pro nusidėvėjusią medžiagą prie dešinės pažasties smelkėsi šaltis. Mama sako, kad jis per liesas, bet dabar jo kūnas nenori būti kitoks. Bent kojams nešalta batai, naujausias jo turimas daiktas, tačiau vis atsiriša raištelį, nors ir susiriša jos dvigubų mazgu. Vilas pažvelgia į bėgus, žvilgančius tarsi būtų ką tik nutiesti. Jis įsivaizduoja, kaip jo tėvas klojo šias ilgas metalo juostas, akimis nulydi bėgius į vakarus, tačiau jie netrukus pradingsta tamsioje sniego užklotoje giriuje. Tada pakelia akis į aukštai iškilusius kalnus, tarsi pasaulis būtų iškėlęs sugniaužtus kumščius, norėdamas pagrasinti, kad nesiartintum. Kaip galima tiesti kelią tokioje laukiniuose šalyje? Už apledėjusių viršūkalnių kliūnantis debesis piešė neramius šešėlius ant uolėtų kalnų šlaitų ir sniegynų. Iš tos pusės pasirodys jo tėvas. Gal šiandien, o gal rytoj, bet Vilas čia bus ir tikrai jį pasitiks. Iš palto kišenės Vilas išsitraukė eskizų knygelę ir pradeda piešti. Knygelė padaryta jo paties, surišta iš pakavimo popieriaus atraižų, kurių iš darbo tekstilės fabrike parneša mama. Vilas išmoko tam tikrų būdų surišti atraižas ir nupjauti kampus, kad išeitų 16 puslapių knygelė. Tada reikia tik poros siūlų, prašau, knygelė surišta. Jis nutempė nuo rankos apsitrynusią pirštinę, kad galėtų geriau suimti trumpesnį pieštuko galą. Už bėgių tuščiame sklype stovi 2 didelės palapinės ir keletas mažesnių. Tarp jų pastatyti vežimai, o kai kuriuose jų dar vis sukrauti lagaminai ir dėžės. Arkliai bando nosimi iškryptą žemę. Ant didžiosios palapinės užrašyta Brolių Clarkų cirkas. Keletas apdriskusių vyrų stato būdeles. Tik jų plaktukų tarškėjimas aidė.
per kalnus. Vilas kelias akimirkas graužė pieštuką, tada atsargiai nubraižo scenos eskizą. Paskui bando pertikti, kaip krinta palapinės medžiaga, kaip priekalniuose neramiai liejasi šviesa. Jis pakelia akis ir išvysta šalia stovinčią maždaug savo amžiaus mergaitę. Kaip jis nepamatė, kad jie ateina. Ji vilki nuobodžią, pilkšvą suknelę, o tiesų šviesus plaukai perskirti per patį vidurį ir supinti į 2 kaseles. Nieko įdomaus. Ir užverčia knygelę. Jis nerimsta pamatęs, kad ji nesitraukia. Jam nelabai sekasi kalbėti su kitais, ypač nepažįstamais. Ir dar aišku, ypač mergaitėmis. Po storais jo antakis žyba pilkšvai melsvos gyvos akys. Jai šyptelėjus, Vilas išvysta tarpą tarp priekinių dantų. Ji ne tokia tobula ir graži kaip Teresė O'Malley, tačiau kažko patraukia akį ir Vilas nori ją pasižiūrėti arčiau. Galbūt jei ją nupieštų, suprastų kodėl. Tačiau jam geriau sekasi piešti daiktus, ne žmonės. Žmonės sudėtingi. Klausyk, galiu pasižiūrėti? Staiga paklausė ji. Vilui nepatinka rodyti piešinius kitiems. Dažniausiai šį pomėgį jis slepia, ypač nuo berniukų, nes šie mano, kad piešti mergaitiška. Tačiau mergaitė kantriai laukia. Jos veidas nepaprastai šviesus. Jis parodo į piešinį. Akis išsiplečia. Po paraliais, ir aš norėčiau mokėti taip gerai piešti kaip tu. Kas tave išmokė? Tai, kad žinok, niekas, turbūt pats išmokau. Prieš keletą metų jis sirgo ir kelias savaitės negalėjo keltis iš lovos. Kad nebūtų nuobodu, susigalvojo tokį žaidimą. Nebuvo svarbu ką piešti – kėdę, ant kabliuko kabančius marškinius, batą. Jis įsivaizdavo, kad jo akis tai pieštuko galiukas ant popieriaus. Tada lėtai, akimis sekdamas daikto kontūrus, taip pat vesdavo ir pieštuką, net nežiūrėdamas į lapą. Jis taip įsitraukdavo į žaidimą, kad net nejusdavo, kaip lyg žarijos dega akis ir maudžia galūnės. Laikas pradingdavo. Paskui nustebdavo, kokie tikslus, tokie aklai nupiešti kontūrai, daug tikslesni, negu būtų buvę, jei būtų žiūrėjęs į lapą. Piešti jis nenustojo ir pasveikęs, o ranka ir iš tą knygelę neždavosi visur, kur tik eidavo. Nė neatsiklaususi mergaitė paima knygelę jam iš rankų ir ima varptyti lapus. Ei, sušunka Vilas. Ir šitie labai gražus. O kur ši vieta? Vidurė pirštų į puslapį, kuriame Vilas nupiešė virš gilaus tarpeklio statomą tiltą. Uoliniuose kalnuose. Jie atrodo tokia draugiška ir smalsi, kad Vilas neįstengiant jos pykti. Dirbi geležinkelyje? Paklausė ji. Jis nusijuokė iš tos minties, nors malonu, kad mano, jog jis toks didelis ir stiprus, kad galėtų dirbti geležinkeliuose. Ne, bet mano tėvas dirba. Jis stato Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelį. Vien tai ištarus apima pasididžiavimas. Kai jis ką nors papasakoja laiške, aš tai visada nupiešiu. Taip gerai pieši, kad atrodo, lyg pats būtum ten buvęs. Ne, iš tikrųjų nesu buvęs beveik niekur. Jis nepasako, kad knygelė tai dovana tėvui. Jis tikisi, kad jam patiks. Bus visų geležinkelėje patirtų nuotykių atminimas. Mergaitė atverčia dar vieną puslapį ir stapteli. Čia sniego žmogus? Jis linkteli. Tavo tėvas matė sniego žmogų? Žiūrėk. Iš kišenės Vilas išsitraukė patį brangiausią savo daiktą. Tai yra tėvo prieš kelis mėnesius atsiųsta pageltusi, lenktą dantį aštriu galu. Tai didelio patino dantis. Nušovė jį prieš kelis mėnesius. Ji labai atidžiai jį apžiūrėjo. Daug kas mano, kad sniego žmonių nebūna. Gal čia meškos dantis? Vilas pasipiktina. Ne meškos. Sniego žmonių tikrai būna, kalnuose pridaro galybę bėdų. O kiek laiko tavo tėvas dirba? 3 metus, bet dabar darbas baigtas. Atvažiavome jo pasitikti, tada kelsimės į vakarus. Ji paseka jo žvilgsnį į kalnus ir trumpam nutyla. Gyveni čia? Paklausė jis. Tik lankausi. Ir tu kažko lauki? Pensiono šeimininkė jam buvo sakiusi, kad netrukus miestą plūste užplūs iš darbo kalnuose grįžtantis vyrai.
Tačiau mergaitė tik paslaptingai papurto galvą, tada pasisuka ir nulipa nuo platformos. Ant 2 ožių malkoms pjauti guli darbininkų palikta ilga lenta. Mergaitė užšoka ant jos. Ištiesusi rankas, ima ją eiti aukštai iškėlusi smakrą, statydama vieną koją prieš kitą. Priėjusi vidurius staiga atsistoja ant rankų. Ji perina likusią lentos dalį rankomis, tada vėl atsiverčia ir tūpteli. Tu iš cirko, sušunka jis. Tu akrobatė? Aš ėjikė linu. Ji nušoka nuo lentos ir vėl grįžta ant platformos. Nori pasakyti, kad vaikštai virve? Vilas cirke buvo tik tai vieną kartą per savo gimtadienį ir labai susižavėjo pamatęs, kaip akrobatai vaikšto aukštai ištempta kanapinė virve. Mane vadina stebuklėliu. Jis suraukė nosį. Kvailas vardas. Tokį davė todėl, kad pradėjau būdama 6. Kada nors aš perėsiu lynų virš Niagaros krioklių. 335 metrai. Tačiau labiausiai norėčiau būti pabėgimo triukų artistė, kad manęs negalėtų prirakinti jokiomis grandinėmis ir sulaikyti jokiomis spynomis. Vilas be žado klausosi jos svajonių. Pabandyk mane sulaikyti. Aš galiu ištrūkti iš bet kokio žmogaus gniaužtų. Tikiu, droviai atsako jis. Nu, čiup mane už rankos abiem rankom. Jis suima jo delnus ir uždeda juos savo ant alkūnės. Vilas nedrąsiai suspaudžia ranką. Stipriau. Jis suspaudžia stipriau. Tada ji kažką padaro taip greitai ir lengvai, kad jam net nespėjus susivokti, kas įvyksta, išsilaisvina iš jo gniaužtų. Neblogai, pareiškė jis. Tada linkteli galvą į kitoje bėgių pusėje stovinčias palapines. O kas tie broliai Klakai? Urijus ir Crawfordas. Crawfordas miręs, jis buvo protingesnis. Jų pasirodymai vienas šlamštas, bet kuriam laikui turiu darbą. Staiga Vilas pasijunta kaip vaikas. Jis net toks kaip tėvas. Visi jo nuotykiai išgalvoti arba nupiešti knygelėje. O ši mergaitė tarsi atėjusi iš kito pasaulio. Žiūrėdama į ją, jis jaučiasi kaip aptikęs nežinomą kelią. Nori eiti juo iki pat horizonto, žinoti, kas laukia pačiame gale. Tu galėtum būti dailininkas, pareiškė ji, rodydama į knygelę. Ar tokia tavo svajonė? Nežinau, jis vėl susidrovė. Jis irgi norėtų turėti daugybę planų ir svajonių. Tiesiog piešiu ir tiek. Vaila nesinaudoti savo talentu. Matai, aš netoks jau ir talentingas. O man atrodo talentingas. Jos skruostus užplūsta karštis. Kodėl jis taip lengvai išrausta? Tarsi koks prakeikimas, norėdamas pakeisti vieną temą, paima ir paklausia. Tai tu moki visokiausių triukų? Pavyzdžiui, moki pradingti? Žinoma, minutėlę susviravusi atsako jį. Nu parodyk. Dabar dar nenoriu pradingti. Vilas nusišypso ir primerkia vieną akį. Nemoki, ar ne? Ji išdidžiai pakelia antakius. Nemandagu vadinti kitus melagiais. Aš, nevadinau, pradeda jis. Tačiau tolumoje pasigirsta lokomotyvo signalas ir Vilas nekantriai pašoka. Pamato artėjantį traukinį, tačiau jis atvažiuoja iš priešingos pusės. Ne tavo tėvas? Paklausė mergaitė. Vilas papurto galvą. Ateik šį vakarą į cirką, pasiūlo ji. Kiek kainuoja? Pasitarauja jis. Žino, kad mama jaudinasi dėl pinigų. Tau nieko, atsako ji. Atsivesk ir tėvus. Priėjimo į palapinę pasakyk jeg inverinte. Ar tai cirko slaptažodis? Susijaudinęs paklausys. Norvegiškai tai reiškia aš pakviestas.